Tokia koja dideli batai. Nu, čia kaip šimelis. Dešinės kojos. Bet tai jūsų dešinė didesnė? Tas daiktas. Kairės kojos didesnės. Vilmai vos 33. Jau eilę metų jauna moteris vis rečiau išeina iš namų. Kiekvienas žingsnis jai kainuoja nenumaldomus skausmus. Čia nuo to pirmo gimdymo irgi, va čia sunkiau irgi sūnų. Naktį gimdžiau, jau po biškį jau. Pradėjau čia jau ligos skirti vis seniau. Kojos, čia viena ta koja operuota, va. Skysčiai buvau prisirinkę, teko operuoti. Jau pradėjau nuo kojų pult viskas. Tai va, po menisko operacijos ant dešinės kojos čia buvo, šitai irgi buvau išsutinusi va šitaip. Dvigubai, dabar tai va susileidus pati va, ir čia tai koja va draužiai yra. O va, paskui persimetė nuo kito gimdymo ant kitos. Ant kitos kojos? Ant kitos kojos persimetė viskas. Kuo tolyn, to bloginė, po kiekvieno gimdymo. Nuo 95 metų aš ją gydau. Jis yra atvykus pas mus ir šitą. Ir šiaip eilę kartų buvo konsultuojama dėl tos problemos. Pradžioje kai įsivystė ir venų trombozė, pirma vienos kojos, paskui antros. Paskui buvo nuolatiniai tie rodžias šitą recidyvai, tai po to, kai jau progresavo ta pati ir tie limfinė edema, jau buvo pastoviai konsultuojama, tai už tai kaupėsi tie visi duomenys dėl to, kad buvo siunčiama, bandoma padėti jai, bandyta šitą kažkaip tai patikslinti, gal yra kažkokia galimybė sumažinti tą limfinė edema. Tai yra liga, kuri įsivysto sutrikus limfiniai tėkmei ir būtent komplikuojasi jei būtent šiai ligonė komplikavosi po besikartojančios rožės ir rožė pažeidė paaudinius tos audinius, limfinę kraujotaką ir vystosi limfinė edema, ko pasekoje atrinka visa limfinė kraujotaka, vystosi jungiamasis audinys, kaupiasi skysčiai ir kuo toliau, tuo ta ryškėja būtent audinių patinimas ir vystosi dramblialigė. Ir kada jinai jau gana yra didelės apimties, yra diagnozuojama daugiau čia kraujagyslių chirurgų kaip dramblialigės diagnozė. Šiaip tai jinai pagrindė sunkina judėjimo funkcinę, blogina gyvenimo kokybę. Ir turbūt, kai matėt pacientę, tai praktiškai labai sunkiai juda. Blauzdose atsiveria tokios kaip trofinės opelės, kurios šitą šlapiuoja, sukelia diskomfortą. Tarp tų raukšlių atišutimai gaunasi, kurie irgi pastoviai reikalingi priežiūros ir tų tepalų ir spesavalynės, nes normaliai negalima tai pritaikyti šitą. Man sunku dabar gulėti, noriu žiūrėti, ką nors padaryti. Buvau pripratusi ir viską pati darytis. Kai sveikesnė, visiems šiek tiek paimu pasidarau. Nors jie atsisėdus, būna į čia atsinešu visų, ką pasidėjau, ką pasinčiu, tą pasidarau. Reikia rinus, kad tas įsiplauna viską, kai galiu, kai koja leidžia. Kai verčia, aš nieko negaliu daryti. Pradeda koja raust, raudona prasideda, nes dabar va net yra čia skauda net lūpas, paskui kai nebaigia užgest. Tai koja visa raudona būna. Iškart temperatūra ir viskas. Būna kartais ir su viduriais kartais pasileidžia net. Viskas tikrųjų. Temperatūra kartais šokteli iki 40 ir daugiau.
O kamuojančios komplikacijos, taip vadinamos rožės, kartais net mėnesiui paguldo moterį ant patalo. Tai reikia padėti nusiprausti, patalinę pakeičiu. Vis tiek moteris lieka moteris, vyras ne taip žies kaip man. Vis tiek žmogus nori bendrauti, kalbėti, apkalbami, ką nors pajokauti ar kažką. Pati Meilutė savo 10 vaikų augina, bet jai rankos nenusvyra, kai kasdien reikia apžiūrėti ir kaimynę. Būna, kad į namuose pavargsi savo viską, bet ką darysi? Niekas nenori eiti, kažką žiūrėti, tvarkyti. Žinot, kokie laikai žmonės. Baisu, kokie žmonės laukiniai pasidarė. Visai nenorėdama užgauti Vilmos, vis dėlto paklausiu. Tai kas dabar gaspadinė namuose? O ji šiltai atsako. Antanas. Viskas ant jo pečių. Telefonu man gyrėsi, kad moka kepti bandeles. Kepa. Išeina? Išeina. Skanios? Skanios išeina. Skanesnės už jūsų? Nu, čia jau tai būna. Vyrai geresni kulinarai. Visko būna, į sausainių kepu, ir kugelį kepu, ir tik kaip šašlykų užsiraugi iškepu vaikam. Turi daug apkeičia, va kur pečiaus yra. Na, viską į cepelinus, į balandėlius ir tuos koldūnus, kaip sakant, darau, paskui žiukus tuos darau, sriubas verdu, na viską. Ryte atsikeliu 4, 5. Tyvas turi arklį, tą reikia pašerti. Paskui viduje reikia tvarką daryti. Paskui atsikelia prieš 6:30 ruošiasi į mokyklą eiti. Darželį reikia vežti. Darželis kilometras čia kažkur tai. Kas pusryčių sutepa? Aš darau viską. Pietusi, pusryčiusi, vakarienį. Kai vyras, jis tikrai geras vyras. Tokių retą paieškos. Vis tiek būna, kai palieka šeimas, kiek tampa, aš pažįstu daug ir šeimų, kad kai vyras tampa žmona neįgali palieka. O kai vyras, tai tikrai geras, valgy daro vaikam viską. Kiek gali, tiek jis dirba. Darbštumo ir išradingumo Antanui tikrai netrūksta. O kai paklausiu, iš kur visko išmoko, atsako. Vargas išmokino. Dirbęs, mechanizatorium dirbęs, paskui vairuotojui dirbau, paskui grupę gavau ir baigė darbą. Uždrausta. Sunkiai viską nešti, nes nuo stuburo per kojas va čia kerta, paskui tuos čia kaip sportininkų būna, kaip raišiai, kaip suoperuoti reikia. Prieš 4 metus reikėjo. Nes sakė, 1,5 metų reiks su kastiliais vaikščioti. Tai aš atsisakiau tos operacijos. O dėl ko? Nu, niekam žiūrėti. Darni šeima. Palyginti su kitom šeimom, taigi darni vis tiek. Abudu neįgalūs. Nors jėgos jų nelygios, bet kryptis ta pati – užauginti vaikus. O ligos ir vargai, jei negali atsikratyti, tai reikia išmokti su jais gyventi, nes už mus jų dėja niekas kitas nenuvargs.